visi atvykę į mano kanalą, tai šiandien aš noriu jums parodyti, kaip per 3 valandas galima pavirsti į blondinę, tai iš va šitų va tamsių plaukų aš pabandysiu juos nudažyti su drauge, kad mums išeis, tai tikėkime, kad rezultatai bus žiauriai geri, tai palinkėkite man sėkmės, bet to visus produktus, jeigu viskas bus gerai ir galėsiu jums įkelti šitą video, tai parodysiu gale video, ką naudojau ir kaip dėjau viską, tai iš karto prieikime prie video ir einame dažyti mano plaukučių, tai tikiuosi, kad viskas išeis. Na, tai kaip jums atrodo mano plaukučiai, tai dabar pasidalinsiu visokius produktus, kuriuos aš naudojau, kad išgauti tokią šviesią spalvą ir kad nebūtų jie ryži. Tai iš viso man užtruko apie, dažymo procesas tai apie 3 valandas, o plus dar nuėmėjas tai 1 valandą ir aišku dar kaukių dėjimas ir Purple šampų uždėjimas, tai gan tikrai nemažai laiko užtruko viskas, bet pats dažymas tai tik tai 3 valandos, tai aš esu labai patenkinta savo rezultatu. Ir tai galvojau, kad dabar pasidalinsiu, ką viską naudojau. Tai pirmiausia pradėsime nuo plaukų nuėmėjo, tai spalvos nuėmėjo, tai aš naudojau štai tokį va. Tai čia tiesiog Hair Color Remover. Yra numeris 1 rinkoje, tai dėl to pasirinkau šitą. Tai jį laikiau apie valandą ir viduje dar būna po valandos, kai jau eini nuplauti, būna štai va toks va dalykėlis, su kuriuo reikia nuplauti ir tada, žymiai daugiau nusiplauna tų dažų, kuriuos, ne dažų, bet tos spalvos daugiau nusiplauna. Tai čia bus pirmas dalykėlis, kurį aš naudojau. Ir kaip matėte, mano spalva po šito naudojimo buvo tokia šviesiai ruda. Toks buvo dalykėlis pirmas, ką dariau. Toliau po šito aš turėjau štai šitokius vadažus. Tai aš pabandžiau šituos. Čia yra 40, tai būtų patys stipriausi. Viduje tiesiog būna tokie va. Tai aš sumaišiau 2, nes mano galvai vieno neužteko, tai aš naudojau 2 tokius ir peroksido miltelius. Tai šitą naudojau ir po šito jau aš buvau labai ryža. Iš tikrųjų, plaukai biški tikrai buvo tokie sugadinti, bet niekuo, ta prasme, nebuvo žiauriai sugadinti jie. Tai po šito dėjimo aš laikiau valandą ir tada nuplaus galvą aš dėjau kaukę. Ir kaukę, kurią aš naudojau, tai buvo šita. Tikrai labai superinė kaukė, man labai tiesiog atstatė, labai švelnus plaukai buvo po tų jau 2 kartų. Pirmo nuėmėjo ir tų dažų peroksido. Tai naudojau šitą, čia tiesiog, kaip matot, iš Color Reflex yra, taiso plaukus po visokių peroksido dažymų. Tai čia yra tiesiog visko po 2, tai man užteko 2 kartų. Tai šitą labai rekomenduoju, aš jį naudojau visus kartus po kiekvieno dažymo. Tai čia yra tiesiog šampūnas, kondicionierius ir tada kondicionierius, kurį palieki, kai išplauni galvą. Ir tuomet aš nusipirkau peroksido šitą va didžiulį dalykėlį ir šituos va miltelius. Tai čia buvo tikrai
geriausias dalykas, į kurį investavau pinigų ir iš tikrųjų man labai brangiai nekainavo, aš už šitos 2 dalykėlius mokėjau tik tai 6,99 ir dar labai daug liko. Tai su jais aš dažiau plaukus 2 kartus ir laikiau po valandą. Tai tiesiog po šitų visų dažymų mano plaukai pavirto labai šviesiais ir taip, aš tiesiog dėkoju šitiems dalykėliams, tai aš juos įsigijau parduotuvėje, kur viską galite pirkti salonams, tai reikia turėti tą kortelę, jeigu turite saloną ar dar kažką, tai patys nenueisite ir tikrai nenusipirksite, turėsite turėti tą tradingo kortelę. Ir tada po šitų visų blyčių mano plaukai tikrai biški jau tokie buvo galiukai ir netgi dabar, jeigu matosi, biški yra galiukai tokie nesveiki. Bet aš juos tikrai nukirpsiu, kad mano plaukai ataugtų ir būtų sveikesni, bet aš nesiskundžiu visą tą plaukų kokybę, nes jinai yra tikrai labai gera dar, švelni, nes aš laikau kaukes po kelias valandas, tai mano plaukai yra tikrai gan sveiki. Ir tuomet po visų dažymų aš laikiau šitą Purple shampoo, tai kuris atrodo štai šitaip. Aš šitą laikiau valandą ant visų plaukų, tai kaip matote, aš turiu pilkų plaukelių, tai dėl to pas mane to geltonumo ir nėra, nes šitas šampūnas numuša visą tą geltonumą, tai dėl to mano tokia yra spalva, tai jie nėra nei ryži, nei tokie geltoni, tai tokia natūrali spalva ir taip, tai tikrai šitą rekomenduoju, nes nuima visą tą geltonumą. Geras produktėlis. Ir tada aš laikiau po visų jų dažymų, aš laikiau štai šitokią kaukę, aš dar jos biškį čia turiu, tai aš ją dar naudosiu, bet čia yra keratino kaukė, tai čia tiesiog mažas toks mėginėlis, bet aš jau naudojau 2 kartus ją, man labai patiko, žiauriai gera kaukė plaukam ir dar galėsiu vieną kartą naudoti. Reikės tikrai nusipirkti jos daugiau. Tokie mano rezultatai po visų dažymų ir dabar kiekvieną dieną ne kiekvieną dieną, bet kai plaunu galvą visada deduosi šitą šampūną, kad man plaukai tiesiog papilkėtų labiau ir kad numuštų tą netgi va šitą tokią rudesnę spalvytę, čia tokia jinai yra biški geltona, bet matosi biški ant kameros. Labai gerai nuima viską, tikrai pirksiu dar ir bandysiu dar dažyti plaukus vieną kartą su tuo visų peroksidu, bet ne dabar, dar reikia biški palaikyti plaukus kokias dar kelias savaitės, kad tai pabūtų ir tada visą galvą vėl iš naujo dažysiu, nes labai noriu būti balta, šviesiai blondinė, Tai taip, tikiuosi, kad šitas video jums patiko ir atsakiau į klausimus ir parodžiau produktus, kuriuos naudojau. Tai ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite palaikinti šitą video, subscribinti mano kanalą ir palikti komentarų arba klausimų, jeigu jums yra kažkas tai dar įdomu, tai tikrai atsakysiu ir pasistengsiu palikti visus šitų produktų linkus apačioje, nebijokite, niekas man jų nemokamai nedavė, aš pati juos pirkau. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame mano video. Iki!